Šiame video noriu pasidalinti požiūriu į save ir į pasaulį, kuris kardinaliai pakeitė mano gyvenimą. Ir tai yra dabar pagrindinė metodika, ties kuria aš dirbu su klientais. Ir tai yra vidinė šeimos sistema. Tačiau šiandien kiek kitaip pristatysiu šią metodiką, tai bus labiau iš tokio praktinio, filosofinio patyrinėjimo savęs, ne kiek terapinės struktūros, kaip ten kokios dalys veikia. Jeigu nori sužinoti daugiau apie tai, tai yra visa video paskaita, kurią aš esu įrašęs ir nemokamai pasidalinusi šiame kanale, kur einu per visas tas dalis ir kaip jos veikia. Bet iš tikrųjų tai vidinė šeimos sistema, arba kitaip IFS, Internal Family Systems, yra labai patyriminė praktika. Ir net ir perskaičius visas knygas, man labai rezonavo šita sistema, bet aš iš tikrųjų nesupratau, apie ką ji yra, kol aš nepradėjau dirbti su IFS terapeutais, kol nebaigiau mokymų. Ir net vieni mokymai nedavė prisiliesti prie to taip išsamei, kaip realiai taikymas to kasdienybėje. Todėl aš supratau, kad tai nėra prasmė man jūs išmokyti teoriškai, bet yra prasmė duoti jums patirti, apie ką tai yra. Ir aš to pačiu suprantu, kad tai, kaip aš vedu kažkokius užsiėmimus, ar šitame video dalinuosi su tavimi, tai nebus visiškai tai, apie ką yra vidinė šeimos sistema, ir tiesiog jaučiu svarbą tai paminėti, kad nebūtų susidarytų kažkokių klaidingų įspūdžių. Nes tikrai vidinė šeimos sistema galima taikyti visaip. Galima labai kognityviai prie to prieiti, galima labai per intuiciją, per vidinę kelionę. Ir mano asmeniniu požiūriu ir patyrimu daug yra efektyviau, kai su klientais einam į gilumą, per pasąmonę, per kūną, o ne tik kognityviai apie tai mąstant. Tai šiandien šiek tiek prie to prisiliesim, tai įvade papasakos šiek tiek apie tą vidinę šeimos sistemą, kaip tai veikia, kaip mano gyvenime tai veikia, kaip tada tu gali pritaikyti tai savo. Tiesiog tai bus kaip kitokios perspektyvos įgavimas didesniam savęs priėmimui. Ir ant galo dar pasidalinsiu tokią praktiką, kurią galėsim padaryti kartu, ar galėsi pasimti kaip namų darbam, patyrinėti su savimi. Noriu pasidalinti, kodėl vidinė šeimos sistema, IFS, buvo toks didelis pokytis mano gyvenime, jos atradimas. Tai mano kelionė į sąmoningumą jau prasidėjo prieš 15 metų, kai aš pradėjau ieškoti ir tobulintis ir analizuoti, ir mano šūkis buvo become the greatest version of myself, tapti geriausia savęs versija. Aš net iš tikrųjų blogą apie tai rašiau WordPress'e, kuris jau dabar yra nebeegzistuojantis, bet tai buvo man labai svarbu. Aš labai buvau orientuota į tą geriausią savęs versiją. Ir tai nėra blogai. Aš vis dar turiu tą aspiraciją žiūrėti, kur yra ta mano aukštesnioji, išmintingoji, ta tikroji mano ašis, nes tai realiai yra ta mano geriausia versija. Bet tuo metu visas pastangos eiti tavo tą geriausią versiją, gal negaliu, kad visos, bet daug pastangų buvo ateina iš to, kad aš pasitobulinsiu, aš būsiu geresnė, aš būsiu pakankama ir tada galėsiu paslėpti savo kažkokią tai vidinę gėdą, nepakankamumą. Tai jau iš to galite matyti, dalių darbas, vidinės šeimos, mano vidinė šeima neatsiskleidžia, kad buvo ta dalis, kuri nori mane tobulinti, veda mane į jogas, į meditacijas, tokias dvasinės praktikas, filosofijas. Ir tada yra dalis, kuri mane kritikuoja, jeigu aš nedarau tų savo meditacijų, savo tų praktikų, nes tu pažiūrėjai, kaip tu čia dabar taip netobulai gyveni, tai realiai tas tobulumas, teisimas. Ir už to buvo tas sužeistas vidinis išgyvenimas, kad tiesiog kokia aš esu, yra gėdinga, yra negera, yra nepakankama ir aš turiu siekti kažkokių tai kitų aukštumų, tapti kažkuo, kuo tarsi mane priimtų visuomenė. Ir toks gana paplitęs, visiems suprantamas kažkoks pavyzdys, daug kas tai yra patyrę, bet tiesiog labai tokioj dvasiniai saviugdos bendruomeniai tai yra gana paslėpta, labai sunku tai iš tikrųjų atpažinti. Būtent kodėl man vidinė šeimos sistema ir padarė tokį didelį pokytį, nes aš pamačiau tada ir patyriau, ką reiškia gyventi be viso to
bandymo pasitobulinti ir realiai, kai mano tos tobulumo siekiančios dalis galėjo leisti man prisiliesti prie tos dalies, kuri nešė visą tą gėdą ir skausmą ir tai paleisti, tada joms irgi nebereikėjo daryti savo rolės ir tada tai ėjo vieta mano esačiai, tikrajam aš, tikrai tai savasčiai. Ir tai šito mano intro ir galite ir suprasti maždaug apie ką ir yra ta vidinė šeimos sistema, ne, kad yra dalis, kurios mus kontroliuoja, mus tobulina, mus kritikuoja, kažkaip bando mus paveikti per tai. Yra dalis, kurios neša skausmą, kaip ta dalis, kuri jautėsi gėdinga. Ir tada yra dar kitos dalis, tai yra, kurios, pavyzdžiui, greitai aktyvuojasi kaip koks, pavyzdžiui, emocinis valgymas ar kažkoks kitas priklausomybė, kažkokia kita, pavyzdžiui, skrolinimas, kai yra paliečiama ta žaizda. Tai toks basic supratimas, kurio nereikia gilinti, bet kaip sakau, jeigu įdomu patyrinėti giliau, kaip tos dalys formuojasi ir kaip ten kas vadinasi ir kokios jos yra, galite pažiūrėti paskaitą. Bet realiai šiame video mano tikslas yra tiesiog jūs supažindinti į tą visą požiūrį į save, kaip daug dalių turinti, kaip sakyti, darinį, kad aš turiu daug dalių. Yra, kaip sakiau, mano dalis, kuri siekia tobulumo, mano kritiko dalis, emocinis valgytojas, kažkokia vienišo dalis, gėdinga dalis. Ir jos visos sudaro sistemą. Todėl ir vadinasi vidinė šeimos sistema, nes yra daug mano dalių, kurios sudaro vidinę šeimą. Ir visas tikslas yra pastebėti tas dalis, suprasti, kodėl jos veikia, kaip jos aktyvuojasi, kaip jos viena su kita sąveikauja. Ir tada po truputėlį, kai jos gauna pasitikėjimą, kai mes sutinkam su tom skaudžiom dalim, jos gali paleisti savo rolės ir mes galim patirti, kas yra gyvenimas be tų visų rolių, be visokio kontroliavimo, be visų teisimų, perfekcionizmo. Kokia aš esu tada, kaip aš tada einu į santykį, kai aš nebijau, neveikiu iš tos dalies, kuri bijo būti atstumta ir kuri tada ateina kita, kuri mane atstumia pirmiau, negu kitas žmogus mane galės atstumti. Tai, tiek gal intro, tęsiant toliau, IFS pagrindinis principas yra, kad nėra blogų dalių, kad visos dalis yra tam, kad suteiktų mums kažkokią tai naudą. Ir čia yra, kur yra didžiausia nauda, ką mes galim gauti iš tos praktikos, tai yra tas vidinis priėmimas savęs visokio. Nes jeigu mes nematom kaip savęs kaip daug skirtingų dalių, tada labai lengva yra tiesiog pasimesti tame ir pasimesti vidiniuose teisimuose, nepriėmimas savęs, nes tada galvoja, tos kovos vidinės tampa labai plėšiančios. Jeigu viena dalis labai nori, pavyzdžiui, viena dalis labai nori santykio, kita dalis labai bijo. Ir tada labai yra sunku išspręsti šitą konfliktą, nes atrodo, kas su manim negerai, kodėl aš sabotažuoju visus savo santykius, ar kodėl aš pastoviai emociškai valgau. Bet kai mes pažiūrim į save kaip į tą visą vidinę šeimą, vidinę tą dalių struktūrą, viskas pasidaro labai aišku, kodėl tu emociškai valgai, kodėl tu bandai atstumti žmonės, kodėl tai daug reikia kontrolės gyvenime, kodėl yra toks didelis poreikis būti tobulai ir pasiekti ir būti vertintai. Ir tada ir ateina tas priėmimas, kai mes suprantam, kodėl tos dalys taip veikia. Aš vienas pavyzdys dažnai pasakoju tai apie tą vidinį kritiką, kuris mane atrodo valdė didžiąją dalį mano gyvenimo, iš to noro būti tobulai ir iš to noro pasislėpti tą vidinį gėdingumą ir nevertumą. Ir aš kiek metų bandžiau visokiamis praktikomis jį nekreipti dėmesio, jo atsikratyti. Ir taip niekaip su juo nesusidraugavau. Ir jis toliau buvo, kaip sakyti, uzurpavęs didelę dalį mano sąmonės, mano gyvenimo. Ir tik kai aš susitikau ir iš tokio smalsumo, be teisimo, be bandymo pakeisti, susitikau, kaip susitikčiau pirmą kartą su kažkokiu žmogum ir tiesiog pasiklausiau, ką tas vidinis kritikas man nori pasakyti. Man jis parodė visą tą sistemą, kodėl jis veikia, kodėl jo man reikia.
Ir tai aš labai vertinau, kad jis čia yra ir kiek jis mane apsaugojo nuo visko. Ir tas yra su visom dalim. Emocinis valgymas yra nebereikalo, jis ateina apsaugoti mus arba nuo kažko, nuo jautimo kažko, arba suteikimo kažkokio jausmo. Ir tada, kai kažkokia dalis užvaldo, yra daug lengviau neteisti savęs, nes mes matom, kad čia šita dalis ir aš jau žinau, kodėl netėjo nebereikalo, o ne iš tos pusės, kad vėl aš čia susimoviau. Nes mes matom, kodėl tai yra. Tai vien, iš šito video, ką po to mes praktiniai daly darysim, jeigu išsineštumėt šitą vieną dalyką, kad visos jūsų dalis, visas jūsų kiekvienas veiksmas, kiekviena emocija, kažkoks paternas, visa tai neša kažkokią istoriją, kažkokį įstikinimą, kažkokią tai apsaugą, kažkokią tai naudą jums. Ir vien tai pamačius yra daug lengviau priimti savo žmogiškoje netobulą dalį. Ir po to aš dar dalinsiuosi video ir vidinių dalių meditaciją ir tą savastį patyrinėti, kas yra ta mūsų vidinė ta dieviškoji dalis. Tai šiame video kviečiu patyrinėti tą žmogiškąją dalį. Ir žinau, kad gali būti sunku dažnai susitikti su dalim, kuri jaučiat, kad jūs sabotažuoja ir trukdo jums gyventi. Labai dažnai klientai ateina pas mane dėl kažkokių santykių problemų, kad tiesiog nepavyksta suartėti, nes yra dalis, kuri tiesiog iš karto nutraukia santykių, nes yra per baisu, arba yra dalis, kuri yra labai tokia needy, tokia labai daug poreikių, labai įsikabina, su daug nerimo ir tik nepalik manęs. Ir tada aišku, ko mes labiausiai bijom, tas ir nutinka, ne? Ir ta pastoviai yra tas toks ciklas. Ir pamačius tas dalis, su jom susitikus, pamačius irgi tą polarizaciją, kuri dažnai būna, tas push and pull, tas traukimas, stumimas, vidinė kažkokia disharmonija, tada jau prasideda kelias į paleidimą to. Ir aišku, čia, kaip ir minėjau, yra tik mini prisilietimas prie IFS ir tai yra tik pati pradžia, bet aš tikiuosi, kad tai vis tiek duos jums naują savęs pamatymą ir kad jūs neštės šitą tokį pamatymą savęs ir toliau ir galėtumėte taikyti tą kaip praktiką savo vidiniam pasauliui, santykiam, tai irgi labai puikiai veikia. Tai gerai, aš galėčiau kalbėti visą dieną apie vidinę šeimos sistemą, nes tai tikrai yra didelė dalis mano gyvenimo ir kiekvieną dieną darbas su klientais ir su savimi. Tai gal tada einam prie tos praktinės užduotėlės. Tai kaip mes ją darysime, pirmiausia, tai yra labai svarbu eiti į ją iš tokio vidinio smalsumo. Aš suprantu, kaip ir minėjau, gali būti tikrai sunku susitikti su tom dalim, kurios sabotažuoja, kurios kritikuoja, bet kai jūs pastebite, kai jau nebeišeina ateiti iš smalsumo, tai pasirašykit ir tą kritikas, tas nepriėmimas irgi yra kaip dalis. Ne? Tai ką kviečiu tiesiog pasirašyti dalis, kurias jums sunku priimti savyje. Ar tai būtų ta kažkokia emocinio valgymo dalis, ar tai būtų kažkoks santykiuose, kad išlenda kažkokia kontrolė, ar noras atsitraukti, ar kaip tik toksai nerimas, kad jūs paliks, ar tai būtų kažkokia perfekcionistiška, vidinė kritiko dalis. Tai gali būti realiai bet kokias dalis, kurias jums sunku savyje priimti. Ir tada, čia galės galbūt ne dabar, bet galbūt aš pirmą paaiškinsiu ir tada duosiu jums erdvės tai ir padaryti. Tai gali būti kaip namų darbas, bet tada paaiškinsiu pratimą. Taip, tai mes išsirašom tas dalis, kurias man sunku priimti. Ir tada labai svarbu, kaip ir minėjau, ateiti tą vidinę erdvę, kaip tarsi jūs nebežinotumėt tų dalių. Ir galbūt padėtų atsitapatinti šiek tiek nuo savęs, nuo dabarties, nuo tų situacijų ir pažiūrėti tas dalis kaip iš kažkokio mylinčio žmogaus perspektyvos. Galbūt, nežinau, iš savo aukštesnio aš perspektyvos ar iš savo kažkokių tai kitų resursinių angelų, gidų, protėvių, nežinau, gyvūnų, gamtos elementų, bet kas jums suteikia tą vidinį resursą, kas tą meilės turi pojūtį, iš tos būsenos ateiti prie kiekvienos dalies ir šiek tiek su ją pabūti, paklausti ir labai gerai rašyti, nes tada kitaip veikia tiesiog mūsų smegenis. Ir paklausiu dalių, ką tu bandai man duoti, ką tu gero dėl manęs darai.
ir tiesiog parašyti. Ir pastebėti, kaip tai jaučiasi prie kiekvienos tos dalies, pabūnant, aišku, siekit savo vidinę kaip intuiciją, kiek laiko pabūti, galbūt dar kažkokių klausimų paklausti. Bet dažnai, jeigu mes tai galvom, kad turėtų būti visos valandos praktika, dažnai tai ir nepadarom. Tai kviečiu tiesiog padaryti, kad ir labai paprastai. Galbūt net ir tik su viena dalimi. Galbūt per daug dalių bus pirmam kartui, ne? Ir tai yra tiesiog toks mažas mini prisilietimas. Pažiūrėti, ką tos dalys gero daro dėl jūsų, ko jos bijo, kas bus, jeigu jos nebedarys savo darbo. Pavyzdžiui, mano vidinis kritikas labai bijojo, kad aš tada nieko nebesieksiu, tapsiu kažkokia nevykėlė ir tada bus gėda. Ir aišku, taip einam per sluoksnius, atsisluoksniuoja ir tos dalys ir pasimato jų sistema. Jeigu norit, galite padaryti ir dalių žemėlapį, kokia dalis, su kuria rezonuoja, bet čia galbūt biški bus per daug. Pirmam kartui, nes jau pasimokiau iš užsiėmimų vedimų, kad iš pirmo karto duoti visą sistemą būtų per daug. Tai dėl to kviečiu į tokį mažą patyrinėjimą tų dalių ir ką jos jums bando gero suteikti. Jeigu bus kažkokių klausimų, tai galite man rašyti, nes tikrai pradedant šitą vidinę kelionę, nors atrodo labai paprastas šitas pratimas, gali iškilti daug kažkokių trauminių patirčių, tai kviečiu kreiptis, rašyti, jeigu taip nutinka. Na ir dar, ką priminsiu, visą laiką pažiūrėti, iš kokios jūs būsenos ateinat į tas dalis. Nes jeigu ateisite vidinę kritiką su dar didesnė kritika ir puolimu, tada tas dalis su jumis neskalbės ir nieko jums nepasakos. Tai tikrai ateikite iš tokio smalsumo, tarsi jūs nepažinotumėt jų, tarsi norėtumėt susipažinti ir stebėti, kaip jaučiasi. Kaip kitaip jaučiasi pažinus tuos elgesio modelius, dėl kurių jūs anksčiau ant savęs pykot. Ir kai dabar matot, kad, vidinis kritikas bando mane apsaugoti, nes jis tiki, kad jeigu jis manęs nepušins, aš tada nieko nepadarysiu ir tada bus taip ir taip. Galbūt ta dalis, kuri nukatina, atstumia mane nuo santykių, bijo, kad aš būsiu atstumta ir man vėl labai skaudės. Aš irgi suprantu, kad, kodėl jinai taip atstumia. Ir tai yra kitaip, negu vien tik savianalizė, kad, aš dabar taip elgiuosi, nes taip ir taip ir taip. Ne, išjunkit protą ir ateikit tikrai iš tokio smalsumo. Iš tokio wonder, angliškas žodis yra, kur tiesiog patirti, ką ta dalis sako, o ne iš tokio žinojimo, nes ta visa savianalizė, intelektualizavimas, racionalizavimas irgi gali būti kaip forma nejausti, apeiti tas kažkokias dalis ir skausmingas patirtis. Been there, done that. Tai tiek šiam susitikimui. Kviečiu jūs į šitą patyrimą, į pratimą ir jeigu kils klausimų, visą laiką drąsiai galite kreiptis.